Tai mums dažnai užduoda klausimus visai nesusijusius su ABC namo statyba, nes mes statome viską tik ant plokštinio pamato, o kartais užduoda klausimą susijusi ir su Baurock produktu. Ar galima ir kokį maksimaliai blokelį galima uždėti ant standartinių, pavadinkim, griežtinių polinių pamatų, tai reiškia ant rostverko. Rostverkas dažniausiai būna arba 20 arba 25 cm. Tai mano pasiūlymas būna viduje pasidaryti grindis, kad būtų lygiai toks pats baigtumas kaip plokštinio pamato, o vėliau mes ateiname ir sumūrijame storesnį blokelį. Tai klausimas paprastas, kokį storiausią blokelį galime uždėti klientams, kurie yra jau pasibetonavę rostverką 200 ar 250. Tai dariau, galim dėti platesnį blokelį ar ne? Taip, dėti galima tokį blokelį, tikrai platesnį. Čia turim pasibraižę tokią tipinę schemą, sakykim taip, ir matom, ant 25 rostverko maksimalus Baurocko blokelis yra galimas Baurock Ecoterm Plus 375. Kaip dirba mazgas, svarbu nesuklysti ir labai dažnas klausimas, jeigu turiu platesnį bloką ant pamato, kaip jis dėliojasi. Ar aš dedu, sakykim, dalį į vidų, dalį į lauką ir taip toliau. Ypatingai, kaip ir minėjai, grindų lygis kartais gali skirtis ar dar tokie variantai. Mes visada rekomenduojam daryti vidinę dalis lygiai su rostverku ir išnešinėjam visą perteklių į lauko pusę. Tai šiuo atveju va čia ir mato mazgą. Dabar kodėl taip yra geriau daryti, o ne pradėti balansuoti? Svarbu yra viršus. Kai mes ant sienos padarom U formą, šiuo atveju žiedą, turim šitą stogo konstrukcijos elementą, kuris eina paskui toliau apkrova. Apkrova eina vertikaliai žemyn į apačią, į pamatą. Čia labai gerai ir va nupiešta tiesiai. Ir tas pakibimas neduoda jokios problemos, tiesiog dar prispaudžiam žemynį pamatą, perdodam stogo ar perdangos, to galėtų būti apkrovas, sakykim taip. Nerekomenduojam dėl ko į vidų, jeigu nėra tai pilnai kuremti, nes kai šita apkrova ateis ir blokelis bus viduj, gali pradėti šiek tiek glemšti, vadinkim taip. Nieko labai baisaus, bet jeigu daugiau kokie momentai, tai mes bent jau tiek vertam standartiniu atveju, gal kiekvienu projektu pasigilinu žiūrėti būtų galim, kad į lauką. Ir dar būna momentas, kartais girdim būna blokeliai 500, tą ką ir pats naudoji. Pamato šiuo atveju 25 jau nelabai tiktų, turėtų būti 30 pamatas, rostverkas ir tada galim naudoti ir Baurock Ecoterm Plus 500 blokelį, kabinant jį 20 cm į lauką. Ir tokių projektų tikrai turim ne vieną, ne du ir netgi 2 aukštų. Kartais atrodo 1 aukšto, kaip čia kas, turim ir 2 aukštų Kaune, žinau, statytas namas jau prieš kokį 10-15 metų. Jokių nusiskundimų nieko nėra. Tai tikrai toks mazgas galimas pilnai daryti be jokių abejonių. Mūrlatas ar ne? Turi būti įtvirtinamas, reiškia, šitoje zonoje. Teisingai suprantu? Jo. Turi būti apkrova vertikaliai virš pamato. Taip. Ir aišku, kuo labiau į centrą, taip, tai to geriau. To geriau. Jeigu čia šiuo atveju, sakykim, susidėliotų taip, kad, na, čia kažkur būtų, kaip pavyzdys, sakykim, tai čia nieko nėra baisaus, irgi nueina, čia nueina, jeigu šitose va ribose. Aš kalbu apie privačią statybą, kur realiai nėra tos apkrovos kažkokios ten variantai, kažkokie. Va toks variantas pats geriausias. Nu, mūsų atveju apskritai santvaros yra. Tai santvaros, kaip turiu minėjai, ar teisingai pamenu, kad mūsų ABC namams apskritai viršutinio žiedo mes galim visiškai nedaryti ir šitas žiedas yra visiškai nebūtinas. Jo, žiedo konstrukcija iš tikrųjų yra, čia šiaip kaip atskira tema jau gal netgi galėtumėm galvoti apie tos žiedus, ar nes, kada jų reikia, kada nereikia. Tai visų pirma, žiedai, kas liečia, jeigu einam nuo pamato į viršų perdangą sutinkam, tai jeigu perdangos plokštės darom gelžbetoninės, kas Lietuvoje šiaip absoliučiai populiariausias tikriausiai produktas, iki 6 metrų ilgio
perdangos plokštėms žiedai nėra reikalingi ant dujų silikato blokų. Labai dažnai galvoja, čia silikatui tvirtam, dar kažkam tam pačiam dujų silikatui su bet kokiu bloku, ar Ekoterm Plus blokai, ar kažkokio kito tipo blokai. Jeigu 6 metrės gelžbetonio perdangos, žiedai nėra būtini, tik ilgesniems. 7, 8, 10 metrų ir taip toliau. O kiek reikia uždėti tada? Užleidimas šiaip pagal normatyvus minimum 12 cm ant sienos. Kuo daugiau dedam, tuo principė, nu kaip. Nesakau, kad geriau, bet kuo mes bet ką ant sienos užleidžiam daugiau, tuo apkrova pasiskirsto gražiau per tas sienas plačiau. Tai principė 12 minimum, jeigu darant platų bloką ir bus ten koks 20 cm ar kiek, tikrai blogiau nebus. Bet jau 12... Žinoma, taip kabinti negalima, kaip aš čia parašiau. Ne, čia į kitą pusę reiktų piešti. Į namo pusę, ten namo vidus. Jo, čia vidus. Tai perdangos plokštės, nu šis ir žiedą, aišku, čia reiktų padėlioti, nu čia tokia esminė schema, bet 12, bet jeigu darysit per pusę, nu tai... Ne, tai žiedą mes nedarom. Ne žiedas, prašau, perdangos plokštės. Šiuo atveju perdangos plokštės, jau.